mėtosi numeriai. 20 kilometrų. Važiuojam, kebabų užkapojam. Galim lėkti normaliai. Energijos turim. Vėjas šiandien nepučia. Drėgna. Bet min galima atsipūtus. Kapinaitės po kairiai pusė. Biškai apleistokos tokios. Kokia įdomi tvorelė. Fasadas priekinis gražus, bet už jos neaišku kas. Nesuprasi kodėl ir kaip čia kas. Važiuoju, žiūriu, palei kelią mėtosi numeriai. 39 DV 590. DV, vardo pavardės inicialai. Atrodo ganėtinai simboliška, įdomu. Tinkamu keliu važiuoju vadinasi. Galiu pasakyti, kad gavom dėkingo kelelio pavažiuoti. Dėkingų oro sąlygų, dėkingo kelelio. Galim šiek tiek leisti savo ir paspaust. Iki Stambulo liko 125 kilometrai. Tokių pajėgų. Ką padarysi? Visko keli pasitaiko, svarbu gerai baigėsi. Jeigu aš būna ir tokių pajėgų. Vis sesutės per turnelį nesueina. Kas? Da sunkvežimiai Turkijoje, teisingai. Pradeda lyti lietutis. Tikėkimės dar labai neįsilis. Čia miestas prieš akis. Sarai turbūt. Suksim link Sarai miestuko. Nu ką, įvažinėjam į Sarai miestą. Įvažinėjam. Sarai geriau tu būk pasiruošęs. Gali būti, kad užsuksiu baklavas kokios nusipirkt, prabandyti. Ir jeigu jis neskani, tai žinok. Visai rimto čia miesto įvažiavom. Mažiau jovalo tokio. Neaišku, kam čia pirmumas. Gal mum ant tolerancijos daug palikta, man atrodo, čia. Ir ant pypinimo. Gražių vietelių yra. Parkelis gražus. Vyrai čia susėdę.